Sveiki, mano rankose Danfoss SSM kolektoriai skirti grindiniam šildymui ir turiniam šildymui, taip pat tinka ir aušinimo sistemoms, tarkim grindiniam aušinimui. Taip, kolektorius su srauto matuokliais ir kolektorius be srauto matuoklių. Kurįgi kolektorių mums pasirinkti mūsų sistemose. Tai palyginkime techninius parametrus, sakykime, slėgio klasė, darbinis slėgis. Tai šitoje vietoje laimi kolektorius be srauto matuoklių, nes slėgis sistemoje su kolektoriumi be srauto matuoklių gali būti iki 10 barų. Kolektorius su srauto matuokliais yra šiek tiek apribotas ir maksimalus leistinas slėgis darbinis neturi viršyti 6 barų. Taip, temperatūra. Tiekiamoji temperatūra iš šildymo sistemos kolektoriui be srauto matuoklių gali būti iki 90 laipsnių, kolektoriams su srauto matuokliais negali viršyti 60 laipsnių temperatūros. Slėgio perkirtis per termostatinius vožtuvus, ant kurių montuojasi terminės pavaros, pas abu kolektorius yra vienodas ir neturėtų viršyti 0,6 barų, kitaip sakant 60 kPa. Funkciškai, kuo vienas ir kitas, ką jie čia turi, esam padarę video, nuoroda yra aprašyme apie funkcijas, funkciškai, ką jie čia daugiau turi, kur čia yra uždarimas, kur čia yra norinimas ir kaip balansuojasi kontūrai su išankstiniu nustatymu. Žiūrėkite nuorodas. Dar vienas dalykas, apie kurį turėčiau paminėti, tai yra srauto matuokliai. Kolektorius su srauto matuokliais. Daug kas mėgsta juos dėl to, kad jisai rodo debitą, čia yra litrais per minutę, kiek mes srauto galim pamatyti. Bet ar iš tikrųjų jums reikia matyti tą srautą? Juk šildymo sistemą mes paleidžiam, paleidimo metu galbūt yra reikalinga ir viskas, uždarom kolektorinę spintelę ir 20 metų niekas nežiūri į tą debitomatį, kiek jis ten tų litrų rodo. O tam, kad jisai rodytų, reikia energijos. Reikia energijos. Iš kur ta energija ateina? Energija ateina iš cirkuliacinio siurblio. Reiškia, srauto matuoklis, lyginant, sakykime, tarkim, prie 200 litrų, jeigu palygintume tų kolektorius su srauto matuokliais ir be srauto matuoklių, šis kolektorius naudos daugiau slėgio perkirčio, nuo 3 iki 7 kPa, kas bus kažkur tai nuo 12 iki 29 kWh per metus daugiau elektros sąnaudų. Pinigais tai bus nuo 2 iki 6 eurų eksploatacija šio kolektoriaus brangesnė, lyginant su kolektoriumi be srauto matuoklių. Taigi atrodytų šitas kaip ir turintis daugiau funkcijų, bet jo eksploatacija brangesnė. Šis techniškai atlaiko daugiau slėgio ir temperatūros, bet nematom debito. Ar iš tikrųjų mums tą debitą reikia labai matyti? Tai sakykime taip, jeigu turim nuosavą namą ir kolektorių yra galbūt ne vienas, gal koks, 1, 2, gal 3, namas, tarkim, ten iki kokių 300 km2, maksimaliai iki 4 kolektorių, aš jums siūlyčiau naudoti kolektorius su srauto matuokliais ir nenaudoti balansinių vožtuvų prieš kolektorių, nes visus nustatymus galima atlikti su išankstiniu nustatymu. Galima subalansuoti visus kolektorius tarpusavę, tiesiog su išankstinio nustatymo termostatiniais vožtuvais. O jeigu jūs dar ir panaudosite Icon 2 automatiką, kuri turi automatinio balansavimo funkciją, tai iš viso nebus jokių problemų dėl sistemos balanso. Taip, plus matysite per debitomačius, kiek ten debito cirkuliuoja, bus indikacija, ar veikia ar neveikia kontūrai. Jeigu turite komercinį pastatą, daugiabutį, kur prieš kiekvieną kolektorių, štai čia turite, sakykime, automatinį balansinį vožtuvą, balansinių vožtuvų komplektą ASVI su SVPV, arba apskaitų kolektoriuje turit taip pat automatinį balansinį vožtuvą kiekvienam butui. Tai vėlgi, ar yra prasmė tada naudoti štai čia debitomačius, kai mes turim jau užsifiksavę srautą tam vienam kolektoriui ir mums reikia tik tais sureguliuoti debitus tarpusavėje, kur tą puikiai galime atlikti, vėlgi su to pačiu išankstiniu nustatymu,
kuris yra integruotas į kolektorių. Taip, tai maždaug panašiai tiek. Nuosavas namas, maža sistema, iki 4 kolektorių, galbūt su debitomačiais, didesnis objektas, didesnis slėgis, kiekvienam kolektoriui atskiras automatinis balansinių ventilių komplektas, rinkčiausi SSM be srauto matuoklio. Tai ačiū uždėmesį, galbūt turite pastebėjimų, klausimų, komentarų, komentuokite, rašykite, bandysim atsakyti. Ačiū uždėmesį ir iki.